Taigi sveiki, šiandien parodysiu, kaip nukalti lapelį. Labai paprasta, čia gal kokiems, kurie pradeda, aš pats toks pradedantysis, tai pradėkim. Paimam metalą, dabar smailinsim. Pati pradžia nusmailint. Kaip matot, dabar taip nusmailinau. Paimu kiek noriu, pavyzdžiui, kokį centimetrą. Padedu ant to šono ir kalu. Kaip matot, dabar padariau, čia nusmailinau ir dabar čia ant to priekalo taip kaliau ir tokį kaip ir griovelį padariau. Iškarsim dabar lapą. Paimam. Ir dabar iš pradžių taip iš lėto, nes galimas variantas, kad sugadinsit tą lapą, jeigu ne iš lėto pradėsit. Tai va, gavom tokį lapą, aš dabar ties čia nukirsiu ir biškį pratęsiu, gal kokį užlenkimą padarysiu. Viršau pasidėt kaltą. Nukirtau, paimus repliam lapą ir dabar kalsim ties čia. Gerai, dabar darysim užlenkimą tokį mažiuką. Su tokį užlenkimą padariau. Biškį paapvalinsiu visą tą metalą. Man atrodo, gal dar reiktų papuošti, tai papuošiu dar lapą visą patį. Ne, gražus išėjo kažkoks šiek tiek, bet nieką jaučiu. Padariau tokį vėl užsukimą, čia ant raktų užsidės žyvą. Kokiu pavyzdžiui.
Šiek tiek pastebėjau, kad netiesus. Okay. Einu su repliam. Tai va, gavom tokį lapą. Labai jisai paprastas, kiek čia aš užtrukau 11 minučių. Ir jis kitą kartą reiktų... Kitą kartą reiktų gražiai papuošt. Nu, ne kitą kartą, žinot, vien žmogus toks labai gražiai daro tokius pakabukus. Jeigu jūs norit, nueikit į Facebooką, Instagramą, Vytautas Kalvis, žinot. Ir tokie gražesni pakabukai ir ant kaklo yra, ir kryžiukų yra. Visko ten yra, žodžiu. O jeigu norit kažką, kad aš pabandyčiau jums nukalt, nu kažką naujo tipo, kas nėra parduodama, tai jūs parašykit man, mes susitarsim ir viskas. Tai kol kas